Na, bet šiaip iš tikrųjų, žiūrint į šios komandos sudėtį, tritaškiai ir turi būti šios pagrindinis ginklas. Netgi Antonis Pocius, kuris rungtyniauja teoriškai sunkiojo krašto pozicijoje, ketvirtojo, taip vadinamo numerio pozicijoje, irgi labiau mėgsta mėtyti metimus iš toli, negu grumtis su savo priešininkais baudos aikštelėje. Janis Borusis irgi mėgsta atakuoti iš toli. Šiandien tik tai kažkokia keista išimtis, kad Janis Borusis to nė karto nepabandė. 82-80 po Ibrahimo Džebero baudos metimų. Žalgiriui lieka 13 sekundžių šiai atakai. Gražiai buvo pergudravęs Popovičius visus savo varžovus, tačiau po to pats pametė kamuolį, teko atakuoti štai taip. Paulius Jankūnas buvo pasiekęs kamuolį, tačiau tas bandymas pakartoti yra nesėkmingas. Darijus Lavrinovičius dar bando išprašyti pražangos, tačiau jau reikia būti pasiruošus gynybai. Skirtumas tik tai 2 taškai, 4 minutės lieka iki šio ketvirčio pabaigos. Ir neaišku, ar jis apskritai bus paskutinis šios rungtynėse. Keitas Langfordas meta ir pataiko. Šį kartą 2 taškai tai yra, tačiau tas 2 taškis lygina rezultatą. 82-82. Puolimas šiose rungtynėse geresnis nei gynyba. Ir tas pasakytina, ko gero, apie abi komandas, kurios gerai puola. Tikrai rezultatyviai ir gražiai žaidžia. Ir vieni, ir kiti šiandien. 2 taškų pataikymo statistika. Į 2 taškus šiek tiek tikriau meta Kauno Žalgiris. Po Tremelo Dardino 2 taškų. Žalgiris priekyje 2 taškais. Omaras Kukas nepataiko iš toli. Na, bent jau šis varžovų gynėjas šiandien meta neužtikrintai. Pataikė tik tai 1 tritaškį iš 4. Jeigu dar ir jis mestų tokių procentų kaip Keitas Langfordas arba Džentilė, sunku būtų pasakyti, kaip reikėtų sustabdyti tokią komandą. Išmuša kamuolį Keitas Langfordas. Pasėdėjo 3-4 minutės trečio kėlinio pabaigoje ir dabar ko gero žais iki pat šio kėlinio pabaigos. Ir sugeba ne tik tai dirbti darbą puolime. Būtent jis ką tik tą kamuolį ir išmušė. 5 sekundės tik tai Žalgirio atakai. Žalgiris rengia ją, tarsi turėtų labai daug, tačiau Ibrahimas Džeberas pataiko iš 3 taškų zonos. 87-82. 2 minutės ir 54 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. 2 taškai ir pražanga. Visai nelaiku, visai ne vietoje ta pražanga ir tie 2 taškai. Nikolo Melli pelno 2 taškus ir tai yra 5-oji Darijušo Lavrinovičiaus pražanga šios rungtynėse. Darijušas Lavrinovičius pelnė 9 taškus, atkovojo 4 kamuolius ir su aplodismentais ir gimtadienio sveikinimu yra palydimas ant suolo. Gražus epizodas. Čia dar liko viena smulkmena. Nikolo Melli turėtų nepataikyti baudos metimo po viso šito, ką dabar matė aplinkui. Taip ir yra. Ir dar kažkuris iš Armani krepšininkų įžengia į baudos aikštelę pernelyg anksti, taigi kamuolys atitenka Kauno Žalgiriui tiesiog. Nors jį ir šiaip buvo atkovoję žalgiriečiai. 87-84 po Ibrahimo Džebero tritaškio ir apsigynimo bent jau tos baudos. Žalgiriečiai turi 3 taškų persvarą, kurią 5 verčia Marko Popovičius. Taiklus Marko Popovičius metimas. Na, jo snaiperiški sugebėjimai iš tikrųjų jam sukuria štai tokią galimybę apgauti savo oponentus ir susikurti daugiau erdvės po krepšiu. O su pagalba po to, kai ta gynyba 1-1 yra veikiama, Armani komandoje nėra viskas gerai. Pauliui Jankūnui pražanga. Išsilaikė
pernelyg ilgai ore. Keitas Langfordas išsilaikė pernelyg ilgai Pauliui Jankūnui. Taiklus Keito Langfordo metimas. Nelabai užtikrintas, tačiau pataikęs pirmąjį greičiausiai turėtų pataikyti ir antrąjį. Keitas Langfordas, kurio sąskaitoje šiandien 23 taškai. Ir puikus pataikymo procentas. 3 tritaškai iš 6, 5 dvitaškai iš 7, 5 baudos metimai iš 7, 3 perimti kamuoliai. Vienas rezultatyvus perdavimas. Marko Popovičius. Vos nepameta kamuolio Marko Popovičius, lieka 8 sekundės. Žalgirio atakai. Ir nuo Kšištofo Lavrinovičius kamuolys palieka aikštę. Apmauti klaidelė. Tik 3 taškai skiria komandas. 2 minutės ir 5 sekundės lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Varžovai prašo minutės pertraukėlės. Man tai pasirodė, o galbūt ir Žalgiris. Šiandien vakare 21:45 minutės Žalgirio grupėje KF Laboral namuose susitiks su Andalų Efes komanda. Likusios šios grupės rungtynės vyks ir rytoj, kada Olympiakosas namuose susitiks su Zagrebo C9. Šį vakarą Stambulo Fenerbahčė Ulker krepšininkai 36 minutę laimi prieš Atėnų Panathinaikos 63-50. Taigi Panathinaikos komandai netiek laiko liko išsigelbėti. Kitur visur nebesižvalgysi dėl to, kad kol kas svarbiausi įvykiai vyksta čia Kauno Žalgirio arenoje. Žalgiris turi 3 taškų persvarą, tačiau kamuolys pas varžovus ir labai reikia apsiginti. Omaras Kukas, 8 sekundės atakai. Pocis. Omaras Kukas, Pocis, jo metimas paskutinė 24 sekundė yra netaiklus. Ir teisėjai nebesuteikia galimybės pakovoti dėl kamuolio. Nikolo Melli, kadangi baigėsi 24 sekundės. Žalgiris dabar geroje padėtyje, 3 taškai. Ir galimybė padidinti šią persvarą. Paulius Jankūnas. Reikia surengti ką nors tokio užtikrinto, tačiau Paulius Jankūnas pažeidžia dvigubo varimo taisyklę. Ojojoj. Kaip čia... Taip, negerai išėjo. Paulius Jankūnas atsiprašo komandos draugų. Dabar jiems visiems teks atidirbti. Štai čia klaidų statistika. Na, tiesą sakant, po 2 kėlinių, kai Žalgiris buvo padaręs 7 klaidas, atrodė, kad ji gali būti gerokai prastesnė nei yra dabar. Per antrąjį rungtynių dalį Žalgirio krepšininkai prarado tik tai 11 kamuolių. Čia neįtikėtinos situacijos po Žalgirio krepšiu. Kažkas ten... Dar Kšištofas Lavrinovičius ten pražangos nebuvo, nepataikė iš 3 taškų zonos Keitas Langfordas, po to nesugebėjo dėjimu pabaigti savo atakos varžovai, tačiau vis dėlto viskas baigėsi 2 baudų metimais. Na, tą ataką visą būtų galima pakartoti dėl to, kad ten epizodas vijo epizodą. 59 sekundės. Čia Pauliui Jankūnui pražanga, dešinė ranka. Jis prasižengė kairę, bandė pagauti kamuolį, dešinė nustūmė varžovo ranką. Ir Pauliui Jankūnui tai yra 5. pražanga. Šio vakaro rungtynėse jis tampa 2. Kauno Žalgirio komandos krepšininkų, kuriam reikia palikti aikštelę. Ir dar neaišku, ar viskas baigsis per tą likusią nepilną minutę 4. kėlinyje. Omaras Kukas meta 2 baudos metimus.
Pirmasis taiklus 89-87. Žalgirio komanda jau pasižymėjo 4 kartus po team fouls. Žalgiris. Omaras Kukas. 6 taškai jo sąskaitė, antras metimas netaiklus, tačiau kamuolį atkovoja. Kamuolį atkovoja Emporio Armani komanda. Labai negerai. Čia išėjo pražanga Tremelui Dardinui. Gerai, kad varžovai dar surengė tą ataką taip pakankamai greitai, dėl to, kad dabar matematiškai skaičiuojant Žalgiriui liko dar 2 progos, varžovams 1. Štai tokia reakcija į įvykius aikštelėje. Malikas Kerstinas šiandien iš 7 baudos metimų pataikė 5, 2 prametė. Tremelą Dardiną keičia Džefas Pūtas. Nori būti tikras, kad pavyks atsikovoti kamuolį po šių baudos metimų. Jonas Placa ir labai neužtikrintas Kerstino metimas nuo baudų metimo linijos. Kamuolys taip ryškiai nuvažiavo į kairę. Antrasis metimas taip pat netaiklus, tačiau ir dar kartą Žalgiriui nepavyksta atsikovoti kamuolio. Na, labai daug dovanų, labai daug dovanėlių Armani Jeans komandos žaidėjams. Ir Meli galėjęs jie pasinaudoti, nepataiko iš toli, tačiau Žalgiris atrodo nebegali laimėti nė vienos dvikovos po savo krepšiu. Keitas Langfordas nusprendžia pagaliau, kad reikia nors už vieną Žalgirio dovaną atsidėkoti taip pat. Ir pameta kamuolį tiesiog lygioje vietoje. Tiesiog neįtikėtina. Tiesiog neįtikėtina. Bet norisi kažkaip. Norisi, kad Žalgiris laimėtų pats šias rungtynes. Ir kad rungtynių atomazga pasibaigtų gerai su žalgiriečių taikliais metimais ir sėkminga pabaiga gynyboje. Klaidos, žinoma, taip pat yra sudėtinė šito žaidimo dalis. Ir Fortuna, ko gero galima sakyti taip pat, šios paskutinės atakos metu ilgą laiką šypsojusi varžovams, kuriems kamuolys tiesiog atšokinėjo tiesiai į rankas po kiekvieno netaiklaus metimo, pagaliau nuo jų nusisuko. Bet vis tiek, tuo reikia pasinaudoti. 32, nepilnos 32 sekundės. Ir tai reiškia, kad ir kaip Žalgiris surengtų savo ataką, varžovai turės laiko atsakymui. Ir tai reiškia, kad Žalgiriui reikia pelnyti 2 taškus savo atakos metu. Teoriškai ir vienas būtų galbūt neblogai, nes tada galima būtų stabdyti varžovus pražangomis, bet geriausia 2. Jeigu nieko, tada viskas priklausys nuo paskutinio varžovo ampolio, o mes matėme, kokie jie būna. Keitas Langfordas pelnęs 24 taškus. Pametė kamuolį stovėdamas tiesiog be varžovo priešais save. Ir įdomiausia, kad Keitas Langfordas vis tiek, nors atrodo jo veidas akmeninis ir nieko nesakantis, ko gero vis dėlto šiek tiek pavargo dėl to, kad paskutiniai jo metimai iš netokių ir blogų situacijų skriejo vis dėlto pro šalį. Krištofas Lavrinovičius, Rimantas Kaukėnas, Ibrahimas Džeberas, Marko Popovičius ir Oliveris Lafayetas. Toks Kauno Žalgirio komandos penketas. 4 gynėjai ir 1 Kšištofas. Pražanga. Taip nusprendžia žaisti. Na, Serchijos Kariolo yra neblogas strategas. Jisai moka labai gerai suskaičiuoti viską. Taigi nepamiršo ir to, kad Emporio Armani komanda tik tai dabar užsidirba antrąją komandinę pražangą. Taigi dar mažiausiai 2 kartus svečiai galės tiesiog kirsti žalgiriečiams per rankas. Iki metimo. Ko gero tą ir stengsis daryti. Tai Džentilė pernelyg skuba dėl to, kad Marko Popovičius dabar buvo padėtėjo, iš kurios jisai vis tiek atakuoti negali. Bet dabar tokia įdomi situacija, nes Žalgiris jau gali kontroliuoti kamuolį iki pat rungtynių pabaigos.
varžovai tiesiog nusprendė su kiekvieną sekundę prasiženginėti. Žalgirio komandos treneriai pamatė pasikeitusią situaciją, dabar irgi paprašė minutės pertraukėlės. Varžovų taktika yra aiški – prasižengti. Jie nenorėjo palikti visko rizikai ir bandymų išsiaiškinti, galim mes apsiginti ar ne. Taigi jie dabar prasižengs į 5. kartą ir Žalgiris mes 2 baudos metimus. Ir ką reikia padaryti Žalgiriui šios minutės pertraukėlės metu, tai yra susitarti, kaip kamuolį galėtų gauti žmogus, kuris yra patikimas prie baudų metimo linijos. Na, kas geriausias baudų metikas iš čia esančių? Marko Popovičius, Oliveris Lafaetas. Ko gero, kandidatai numeris 1 ir numeris 2. Kauno Žalgirio komandoje. Rimantas Kaukėnas išsimeta kamuolį, vadinasi baudas mes ne jis. Prieš Kšištofą Lavrinovičių prasižengė Antonis Kocis. Kšištofas Lavrinovičius, ko gero, galėtų būti kandidatas numeris 3. Prieš tai jisai pataikė visus 4 baudų metimus. Dabar reikėtų dar 2. Tada būtų galima sugriauti šitą pražangų seriją varžovų žaidime. Tačiau Kšištofui Lavrinovičiui nepavyksta pataikyti baudos metimo ir vadinasi, Žalgiriui ko gero reikės taip pat įjungti pražangų seriją, dėl to, kad reikia neleisti varžovams mesti iš toli. Reikia neleisti pataikyti tritaškio. Tritaškis reikštų pratęsimą. Keitas Langfordas. Pabėgo nuo Ibrahimo Džabero, tačiau metimas netaiklus. Ir Keitas Langfordas galėjęs išplėšti pratęsimą Kauno Žalgiriui, vis dėlto to padaryti nesugeba. Nusprendė žalgiriečiai žaisti vabank, dėl to, kad blogiausia, kas galėjo jiems nutikti, buvo pratęsimas. Geriausia tai pergalė. Ibrahimas Džaberas labai stengiasi sustabdyti Keitą Langfordą, tačiau Keitas Langfordas vis tiek buvo gudresnis. Pritrūko tik tai jo taiklaus metimo. Pritrūko žinoma Milano Armani komandai. Kauno Žalgiriui kaip tik jo ir nereikėjo. Oliveris Lafaetas atrodo deda pergalingą tašką šio vakaro rungtynėse ir Kauno Žalgirio komandos pergalių serija tęsiasi toliau. Tai yra 4 iš 4. Naujas Kauno Žalgirio komandos rekordas ir turėdami 4 pergalės žalgiriečiai išlieka vienvaldžiais šios grupės lyderiais. Štai toks metimas per visą aikštę, tačiau jis jau nieko nekeičia. Daug buvo šiandien visko, ko galėjo ir nebūti, tačiau daug buvo visko tokio gražaus, įdomaus ir smagaus, ką tikrai smagu pamatyti. Kiekvieną Eurolygos turą rungtyniaujant Kauno Žalgiriui. Rezultatas 92-87 ir aš jus sveikinu su šia dramatiška pergalė. Ir atsisveikinu iki kitos savaitės, kada Žalgiris žais rungtynės svečiuose Stambule. Gero jums savaitgalio. Turkish Airlines EuroLeague.